Sveiki bičiuliai, tai noriu pasidalinti su jumis, ko tikėtis ateinančią savaitę ir į ką vertėtų atkreipti dėmesį. Kaip kalbėjom praeitą sekmadienį, kad ši savaitė gali būti tokios 3 įtemptos dienos, tokių kaip labiau valstybinių mastų, prasidėjo tam tikri įvykiai Amerikoje ir kaip buvom irgi kalbėję anksčiau apie saulės užtemimą, kad nuo vieno saulės užtemimo iki kito būna irgi visada parodo, kokie gali būti įvykiai, kur ir praėjęs saulės užtemimas, kuris buvo 2023 spalio mėnesį, buvo Amerikoje ir tada kalbėjom, kad gali Ameriką palies tokios tam tikros negandos, nerimas, visokie ekonominiai klausimai. Tai aišku, tikėkime tiems, kas ten gyvena, kad viskas praeis sklandžiai, ramiai. Ir savaitė jinai prasideda nuo 4 mėnulio dienos, 29, pirmadienis, rytoj. Ši diena jinai visada tokia emociškai gali būti sudėtingesnė, tokių gali būti labiau negatyvių emocijų, sunkiau kontroliuoti emocijas. Dažniausiai tai visada pasireiškia labiau vaikams, moterims, ir aišku, pas tuos, pas ką mėnulis silpnesnėje padėty, nerimas, pergyvenimas, baimės ir panašiai. Tai šią dieną kažko tai naujo vertėtų nepradėti, bet palanku pabaigti. Pabaigti kažkokius tai anksčiau pradėtus darbus, sveikatintis, valyti organizmą, galbūt kažkokią tai dietą, dirbti su savo neigiamom emocijom. Toliau antradienis susijęs su Marsu. Marsas planeta, kuri duoda visada tam tikrus išbandymus, konfliktus. Ta diena vertėtų atkreipti dėmesį vėlgi, kada mes ten vairuojam, važiuojam kažkur, tai būti atsargesniems. Bendrai diena jinai bus pakankamai palanki, nes tai bus 5 mėnulio diena. Svarbu veikti ryžtingai, gydytis, sveikatintis, pas dantistus ir panašiai. Žvaigždynas jisai bus tą dieną susijęs su Uttara Falguni. Mėnulis bus tame žvaigždyne, tai palankus irgi susitikimams, visokiems organizaciniai veiklai, kelionėms, duoti kažkokius tai irgi pažadus, įsipareigoti kažkam tai palanku. Ir nepalanku konfliktuoti, aiškinti santykius ir skolintis pinigus, tai tokius veiksmus palankiau atidėti kitai dienai. Toliau trečiadienis palanki diena bus pakankamai, tai susijus ir su Merkuriu, ir 6 mėnulio diena, tai geras laikas bus santykiams, spręsti klausimus susijusius su namais, su žeme, puoštis, kažkokius tai puošalus, jeigu įsigyti. Ir toksai laikas palankus, kada mes norim kažką tai pradėti daryti, bet norim greito rezultato. Tai ta diena, norisi kažką tai pradėti daryti ir ten pirkti, parduoti greitai, tai tam diena palanki. Ir nepalanki, jeigu norisi, sakykime, kad rezultatas ateitų, bet toks kaip ne iš karto, ilgalaikiam kažkokiem tai planam, tokiem ten, kur reikia ištvermės, kantrybės. Tai tokius darbus, tokius planus vertėtų nukelti į kitas dienas. Ir ketvirtadienis prasideda vasario mėnuo ir 1 vasario diena bus susijusi su 7 mėnulio diena, tai bus irgi palankus laikas, jeigu ten sprendžiat kažkokius tai klausimus susijusius irgi su transporto priemonėm, su transporto priemonių remontu, kelionės, ten tokius reikalus irgi kaip statybos, visokie architektūros klausimai susiję su technika, pirkimo, pardavimo klausimai, kažką tai pristatyti, pateikti save, tokia pakankamai bus kaip ir nebloga tam diena, ir tą dieną nepalanku konfliktuoti, spręsti konfliktus, tiesiog jeigu su kažkuom tą dieną pradėsit konfliktą, jisai gali taip užsitęsti
ilgiau, tęstis ilgai negu jūs planavote. Toliau penktadienis, vasario 2 diena, jinai bus irgi pakankamai palanki, irgi dar tęsis 7 mėnulio diena iki pusę 1 dienos, vėlgi ten tie patys reikalai susijęs su transporto priemonėm, su kelionėm, su sveikata. O nuo 12:30, nuo pusę 1 dienos bus toksai laikas irgi vėlgi su kelionėm, kažkokius tai klausimus bendravimo, komunikacijos palanku spręsti, ir palanku mokymosi, kažkokie tai pradėti mokytis, kažkokius tai pradėti kursus, pradėti kažkokius tai pokalbius svarbesnius, tam diena bus pakankamai gera ir diena vėlgi bus nepalanki irgi konfliktui. Tai vėlgi nevertėtų tą dieną su kažkuom tai konfliktuoti, rodyti savo agresiją, kažkokios galbūt tolimos kelionės irgi gali, ne tai, kad jau ten visai bus kažkas tai nepalanku, bet jeigu yra visada galimybė, tuomet rinktis kitą dieną. Ir šeštadienis tokia, kaip pirmadienis, šeštadienis, galbūt tokios labiau dienos neramesnės, jos tiesiog susijusios bus, kaip pirmadienis, sakiau, 4 mėnulio diena, šeštadienis bus 9 mėnulio diena. Bet jinai, aišku, prasidės popiet, nes šeštadienį iki 13:50 tęsis 8 mėnulio diena. Tai tokia diena vėlgi, kai su kažkuo tai susitaikyti, pasininkauti, užsiimti sportu, tokia veikla, askezės kažkokios tai atlikti, dvasinę praktiką, jinai palanki. Nuo 13:50, 9 mėnulio para, tai vėlgi emociškai sunkiau, kažkokie tai konfliktai, nerimas, emocijų proveržiai labiau būdingi, tai kontroliuoti savo jausmus vertėtų. tą dieną nespręsti irgi kažkokių tokių sudėtingų situacijų, nesiaiškinti santykių, kažkur tai, sakykime, gali labiau būti konfliktinės situacijos. Ir savaitė jinai pasibaigs sekmadienį, reiškia, irgi iki 14-19, sakykime, plius minus, pagal miestus gali skirtis kai kur, bet bendrai tai irgi tęsis iki 14-19, sekmadienį 9 mėnulio diena, vėlgi, kaip ir kalbėjom, emociškai gali būti tokia sunkesnė, visada tai gali jausti labiau moteris, vaikai, pas tuos, ką mėnulis silpnesnis, reiškia žmogus, kuris labiau nervuojasi, protas įtemptas, tam būna dažnai, tai galimi labiau tokie emocijų proveržiai. O popiet irgi palankus laikas lankyti dvasinius centrus, kažkokius tai reikalus tvarkyti susijusius, sakykime, su namais, su namų tvarkymu, kažkokius tai šventinius ritualus, įsigyti naujus rūbus, tokiem žemiškiam dalykam diena jinai bus palanki. Tai šią savaitę irgi didelių tokių labai astrologinių įvykių neigiamų nebus, todėl jinai turėtų dar būti pakankamai tokia rami, normali. Savaitės pabaigoje, būtent ten sekmadienį pereis Marsas į savo stipresnę padėtį, reiškia, ir ten vidury savaitės būna Merkurijus, jis pereidinės į Šaulio, man atrodo, ženklą, atsiprašau, irgi į Ožiaragį pereidinės. Tai va, tokie pastebėjimai, į ką atkreipdėmėsi ateinančią savaitę. Tai linkiu, aišku, visiems prasmingos savaitės, gerų darbų, šviesių idėjų. Dėkoju, kad klausėt, būkit laimingi ir iki pasimatymų kituose videose.